Sveiki visi, esu kineziterapeutas Marius Janulis ir šiandien noriu pravesti pirmąją paskaitą. Mano pirmoji paskaita bus apie stuburą, apie jo sveikatą ir sužinosite, kaip išlaikyti stuburą sveiką ir kaip susidaro juosmeninės stuburo dalies, kaklinės stuburo dalies išvarža ir kaip nuo to apsisaugoti. Bet apie viską iš eilės. Ir tada, kas manęs nežino, esu kineziterapeutas Marius, baigiau Lietuvos sveikatos mokslų universitetą, kineziterapiją, taip pat turiu magistro laipsnį. Praktikuoju kineziterapiją jau daugiau kaip 11 metų, šiuo metu dirbu savarankiškai ir tiesiog jaučiu pareigą pateikti savo žinias, dalintis jomis ir šiandien būtent noriu pašnekėti apie stuburą, tai pasimkit puodelį arbatos ir noriu, kad kuo giliau suprastumėt šitą mano temą, nes nuo jo supratimo, supratę šitą temą jūs savo penkiamečius, savo vyrui, žmonai, draugams, tėvams paaiškinsit, kaip išlaikyti stuburą sveiką, kaip išvengti juosmeninės stuburo dalies išvaržos ir net suprasit, kaip šią išvaržą gydyti. Taigi, tikiuosi paveiksliukai matosi gerai ir aš tik pasitikslinsiu, pažiūrėsiu, ar jūs gal dar galima iš biškio arčiau. Gerai, ir pradėkim nuo tiesiog anatomijos. Tai, kad mūsų stuburas nėra tiesus. Mūsų stuburas primena S formą. Ir kodėl taip yra, dabar paaiškinsiu. Žodžiu, viršuje mes turim savo galvą ir pirmoji kaklo dalis tai yra stuburas. Tikrai jautri dalis, ypatingai ją pažeidus, yra žmogus nebesugeba judinti nei rankų, nei kojų. Kaklinės stuburo dalies linkis yra pirmin, tai yra kaklinė lordozė. Po jos seka krūtininė kifozė, krūtininė stuburo dalis. Kaklinė stuburo dalį sudaro 7 smulkus, pakankamai smulkus slanksteliai. Krūtinę stuburo dalį, krūtinę kifozę, tai yra linkį atgal sudaro 12 slankstelių ir todėl būtent yra 12 šonkulių ir visi 12 šonkulių jungiasi prie šitų slankstelių. Ir apačioje mūsų yra juosmuo, juosmeninė lordozė, kurią sudaro 5 stambus, patys stambiausi slanksteliai ir tai yra išlinkimas vėlgi į priekį. Ir čia jūs pamatysite tai, kad ir kaklinė stuburo dalis, ir juosmeninė stuburo dalis yra išlinkimas į priekį. Ir būtent tokia gyvatėlės forma apsaugo mūsų smegenis, mūsų galvos smegenis nuo atatrankos. Ką tai reiškia? Jeigu mes einame, bėgame, šokinėjame, mes gauname visą amortizaciją, visą krūvį iš pagrindo. Tai yra mes atsitrenkiam ir jeigu mūsų stuburas būtų tiesus, visas krūvis, kurį mes gauname nuo žemės, yra atsitrenkdami į žemę, pereitų per visą stuburą ir sudrebėtų mūsų smegenis. Mūsų galvos smegenis. Ir todėl yra šie linkiai, kurie amortizuoja gautą krūvį nuo žemės, gautą atsitrenkimo jėgą nuo žemės, paskirsto per visą stuburą ir tokiu būdu mūsų jau galvos smegenis išlieka sveikos. Taigi, mūsų stuburas daro 33-34 slanksteliai, kurie jungiasi tarpusavyje. Ir niekada netikėkit, kad mūsų stuburas yra tiesus. Jisai negali būti tiesus, ten būna tokia dvasinis stuburo ištiesinimas, na, iš tikrųjų, tai yra melų melas ir
ir tiesiog yra ieškomi patiklus naivūs žmonės, kurie tuo patikėtų. Ir pereikim prie bene pagrindinės dalies. Tai smulkiai nupiešiau, aš nesu geras piešėjas, smulkiai nupiešiau fragmentą, stuburo fragmentą. Čia du tokie dideli kvadratai, stačiakampiai, įsivaizduokim, kad tai yra mūsų slanksteliai. Šiuo atveju kalbėsim apie juosmeninę stuburo dalį, tai įsivaizduokim, kad čia yra 2 iš 5 juosmens slankstelių. Patys slanksteliai tarpusavyje jungiasi keletą aspektų, per keletą dalių. Tai jie jungiasi tokiais facetiniais sąnariukais ir tarpusavį jungiasi tarp slankstelinių diskų. Šitas tokia kempinė, tai yra tarp slankstelinis diskas. Jisai yra tarp visų slankstelių ir ką jisai daro, kas tai yra. Tai yra kaip kempinė, kuri sugeria visą krūvį, kuris mums tenka einant, bėgant, šokinėjant. Jeigu, pavyzdžiui, mes šokame arba einame, tarp slankstelinį diską viso stuburo jie susispaudžia ir tada, kai judesys yra atliktas, baigiamas, jie atsipalaiduoja. Tai įsivaizduokim kaip kempinė, jie susispaudžia, atsipalaiduoja, susispaudžia, atsipalaiduoja. Ir taip mes galime įsivaizduoti visą stuburą. Susispaudžia, atsipalaiduoja, susispaudžia, atsipalaiduoja. Šitą tarpslankstelinį diską sudaro 2 dalykai. Tai yra storas skaidulinis žiedas, kurį aš pažymėjau būtent, dar jeigu mano juoda rašo, storas skaidulinis žiedas, kuris yra išorėje. Viduryje šito tarpslankstelinio disko yra drebutinė masė. Ir patį tarpslankstelinį diską sudaro 80% vanduo. Tai įsivaizduokit, 80% vandens. Ir išorinė dalis, skaidulinis žiedas, yra labai įdomiai gamtos padaryta tokia dalykas, sistema, kuri apsaugo žmogų apsaugo nuo išvažos atsiradimo. Bet žmogus kažkaip tai sugeba tą išvažą pasidaryti. Dabar mes išsiaiškinkim kaip. Skaidulinis žiedas yra ne tik tais, kad kaip įsivaizduokim kaip koks diržas, bet tas diržas jisai yra iš 2, 3, 4 ar 5 sluoksnių, jis yra labai storas ir tas skaidulinis žiedas, tasai diržas yra toksai, jie vienas su kitu persipinę visokiom kryptim, tam, kad drebutinė masė, kuri yra viduje, neišsiverštų į stuburą. Dabar paaiškinsiu taip. Įsivaizduokim, kad čia yra priekinė dalis, čia yra užpakalinė dalis. Užpakalyje iš karto už stuburo slankstelių per tokią angą nuo galvos smegenų leidžiasi mūsų nugaros smegenys su iš jos išeinančiamis nervinėmis šaknelėmis. Ir sistema padaryta taip, kad žmogus turėtų kuo mažesnę tikimybę pasidaryti juosmens išvaržą. Kad jisai negalėtų užsispausti savo nervinės šaknelės. Ir yra kitas dalykas, kai žmogus stovi tiesiai, jisai nugarą išlaiko tiesiai, visa sistema veikia labai
sėkmingai ir labai apsaugančiai. Tokiu būdu, kai žmogus sėdi tiesiai, nugarą išlaiko tiesią, visa sistema veikia vieningai ir apsaugo, kad tarpslankstelinis diskas, jo drebutinė masė neišsiveržtų ir neužspaustų nervinės šaknelės, kuri išeina iš stuburo smegenų. Bet dabar pažiūrėkim kitą dalyką. Didžiąją laiko dalį žmogus sėdi susilenkęs. Na, jam taip yra patogiau, jisai taip jaučiasi atsipalaidavęs, nes žmogus jisai siekia malonumo ir vengia kančios. Aiškiai, jisai vengia kančios, jisai labai greit sulinksta, suglemba, nugarą pasidaro klaustuko formos ir žmogus tiesiog sėdi susilenkęs. Ir čia būtent nupiešiau, kaip atrodo stuburas, kai žmogus sėdi susilenkęs. Vėlgi, įsivaizduokim, kad čia yra esminė stuburo dalis, kuri yra labiausiai judri. Ir būtent taip atrodo mūsų stuburas, kai mes ilgą laiką sėdime susilenkę. Nes mes įsivaizduokim, pažiūrėkim save nusirengę drabužius, pažiūrėkim į save iš šono. Visiškai stuburas bus kaip klaustuko formos. Ir dabar kas vyksta? Kai paimsiu paprastą pavyzdį. Įsivaizduokite, kad jūs valgote sumuštinį. Jūs kandate iš vienos pusės, darote kąsnį, laikote ir sumuštinio turinys, ten dešra, tenai majonezas ir visi kiti pagardai, jie veržiasi į kitą pusę. Jie nori kažkaip tai išeiti, tai yra fizika. Jeigu vienai pusėje suspaudi, kitoj pusėje veržiasi. Lygiai tas pats su mūsų stuburu. Kai žmogus lenkiasi į priekį arba yra toje vadinama fleksiniai padėtyje, sėdi susilenkęs, mūsų tarpslankstelinį diską, vėlgi čia yra nupiešiau tarpslankstelinį diską, tarpslankstelinis diskas yra spaudžiamas priekyje. Ir viskas yra gerai, kol žmogus yra jaunas, sportuoja, šiek tiek prisižiūri savo kūną ir tas skaidulinis žiedas, kuris yra tarpslankstelinio disko išorėje, būtent ir saugo stuburą, kad drebutinė masė, kuri yra tarpslankstelinio disko centre, jinai neišsiveržtų, suspaudus ją priekyje. Bet kai žmogus jau dirba fizinį darbą, sėdi daug susilenkęs, nes jam taip yra patogu, tada tas skaidulinis žiedas jisai pradeda pleišėti. Kaip sakiau, jisai yra labai fainai susidėjęs, susikryžiavęs ir apsaugo, kad dirbtinė masė neišsiveržtų. Bet jeigu žmogus daug laiko sėdi susilenkęs, tiesiog apsauginis mechanizmas, tas susikryžiavimas jisai neišlaiko. Vienas sluoksnis neišlaiko, antras sluoksnis neišlaiko. Ir tada kas įvyksta, kad drebutinė masė, kuri yra viduje, jinai kaip tas sumuštinis išsiveržia į priekį, atsiprašau, šiuo atveju atgal, nes priekyje yra suspaudžiama, atgal išsiveržia, o nugarinėje pusėje yra ne kas kitas kaip mūsų nugaros smegenys su nervinėmis šaknelėmis. Ir tada žmogui atsiranda juosmens išvarža. Pirmoji stadija tai yra ne pati išvarža, tai yra prolapsas pirmoji stadija, kai dar tas skaidulinis žiedas dar jisai laiko. Atsiranda toksai, gumbas atsiranda, bet toksai išsikišimas, bet jisai dar nėra išsiveržęs. O išvarža būtent ir yra nuo žodžio išsiveržti, kai jau išsiveržia vidurinė masė ir spaudžia nervinę šaktelę. Ir iš tikrųjų, daug metų dirbu su žmonėmis, kurie
siekia išsigydyti nugaros skausmą, kurie siekia išsigydyti juosmens išvaržą. Ir šitas kelias yra sunkus. Ir daug yra lengviau apsaugoti save, laikyti savo nugarą tiesę, negu gydyti juosmeninės stuburo dalies išvaržą. Ir dabar pasakysiu antrąjį aspektą, kaip išlaikyti stuburo tiesą. Jeigu pirmas aspektas tai yra išlaikyti nugarą tiesę tam, kad nebūtų išsiveržimo. Ir antras aspektas tai yra stiprinti giliuosius pilvo ir nugaros raumenis. Nes mūsų stuburas, mūsų kūnas nėra vienas raumenų sluoksnis. Kūnas sudaro 2-3 raumenų sluoksniai, kurie apsaugo mūsų vidaus struktūras. Pavyzdžiui, paimkim, jeigu mūsų pilvas yra tie vadinamieji pilvo preso kubeliai, jie yra priekinėje dalyje, tai antrasis gilusis sluoksnis yra skersinis pilvo raumuo. Skersinis pilvo raumuo, jisai eina per visą pilvą ir tvirtinasi prie stuburo. Ir kuo ypatingas šis gilusis raumuo ir taip pat tokie vadinamieji multifidiniai raumenys, kurie eina per visą stuburą ir jie stabilizuoja mūsų stuburą, tai yra jį sutvirtina, apsaugo visų veiklų metu. Na, tikiuosi, iki šios vietos yra pakankamai viskas aišku. Ir, kaip sakiau, antrasis veiksnys, antras būdas, kaip apsaugoti savo stuburą, tai yra stiprinti giliuosius pilvo ir nugaros raumenis. Nes šie raumenys, jie tiesiogiai tvirtinasi prie stuburo ir jį stabilizuoja visų veiklų metu. Ir būtent aš esu sukūręs nugaros skausmo prevencijos videokineziterapijos programų paketą. Tai yra 10 videokineziterapijos treniruočių paketas, 10 videokineziterapijos treniruočių, kurių tikslas yra tas, kad jūs stiprintumėt ir pajaustumėt giliuosius savo raumenis, kurie, kaip sakiau, tvirtinasi tiesiogiai prie stuburo ir jį stabilizuoja. Nes kineziterapijoje yra 2 aspektai. Yra ergonomika, tai yra mūsų nugaros stuburo padėtis, kaip mes laikome savo stuburą visokių veiklų metu. Ir antras dalykas, tai yra būtent raumenų tvirtumas. Nes jeigu mes išlaikysim nugarą tiesę, ten būsim jau preciziškai, visą laiką save prižiūrėsim, viską visur būsim pasitempę, gražus, to neužtenka. Reikia stiprinti ir giliuosius pilvo raumenis, nes kodėl? Todėl, kad gyvenimas nėra vien tik tais sėdėjimas. Gyvenime jums tenka ir panešti kažką, tai jums tenka ir pakelti daiktus, jums tenka keliant daiktą suktis. Jums tenka nešti daiktą ilgesnį atstumą, nešti ant vieno peties, ant kito. Ir tam reikia raumenų stiprumo, tam reikia raumenų jėgos, nes labai įdomus yra, dar pasakysiu, labai yra įdomus tyrimas padarytas, kad gilieji raumenys įsijungia, reiškia, stabilizuoja mūsų stuburą vien tik tais tada, kai žmogus jau pradeda kelti ranką. Žmogui pradedant kelti ranką, įsijungia giliai raumenys ir stabilizuoja mūsų stuburą. Reiškia, susitraukia tam, kad apsaugotų mūsų stuburą. Bet jeigu tie raumenys yra silpnesni, jie neišlavinti, susitraukimo jėgos paprasčiausiai nebus.
Ar sutinkate su tuo? Susitraukimo jėgos paprasčiausiai nebus. Ir tam, kad mes paruoštume savo stuburą, jisai būtų sveikas, išvengtų stuburo išvaržos, mums būtina stiprinti giliuosius pilvo ir nugaros raumenis. Tad kviečiu prisidėti prie žmonių bendruomenės, kurie rūpinasi savo stuburu, rūpinasi savo sveikata, nes atsiminkit, stuburas yra mūsų gyvensenos, mūsų gyvenimo pagrindas. Ir stuburo sveikata, jeigu stuburas yra skausmingas, atsiranda išvarža ar kitos problemos, viskas, nebe gyvenimas. Yra tiesiog vaistai, yra gulimas režimas, yra nedarbingumas ir panašiai. Tad reikia visų pirma apsaugoti save, paruošti save ir tam aš turiu nuostabią programą, žmonių išgirtą. Ir video šią programą galite rasti adresu kineziterapijosprogramos.lt. Aš dar nuorodą įdėsiu papildomai į komentarus. Ir jeigu jūs turite klausimų, minčių, pastebėjimų, ar norite, kad aš kažkokią temą pašnekėčiau, aš labai laukiu jūsų komentarų, žinučių ir labai laukiu jums aktualių temų, kuriomis aš galėčiau pašnekėti. Tad linkiu prasmingo savaitgalio, prasmingos dienos, darbingos dienos ir rūpinkite savimi.